Tai norėčiau pasakyti keletą minčių visiems. Tai noriu labai atsiprašyti visų, kam dar yra brangus Lietuvos Rytas, kam dar yra komanda šita miela. Noriu atsiprašyti fanų, noriu atsiprašyti gerbėjų, atsiprašyti Vilniaus miesto už tai, kokioje dabar mes esam situacijoje. Situacija yra tokia, kad mes per paskutinius 4 metus 3 kartus nepakliuvome į finalą LKL. Ir aišku, klubas atsidūrė tokioje situacijoje, kur reikia daryti tam tikrus sprendimus. Gaila aišku, kad šitoj situacijoje yra pamirštama mūsų praeitų metų Karaliaus Mindaugo taurės laimėjimas. Bet tai vis tiek neišgelbsti nuo situacijos, kuri yra. Aš labai džiaugiuosi, kad vakar mums pavyko priimti sprendimą dėl 4 amerikiečių. Mano galva, tai yra sprendimas, kuris parodo, kad kokios yra vertybės, kokios turi būti vertybės ateityje. Vertybės visų pirma turi būti širdis, pagarba žiūrovai, pagarba sirgaliui, o vėliau jau ateis ir sportiniai rezultatai. Taip, komercija, finansai yra svarbu, bet ir su mažais finansais galima pasiekti didelių rezultatų. Noriu prisimti atsakomybę dėl to, kas yra, dėl to, kokiam dabar klubas yra, kokioje situacijoje. Aš vakar kalbėjau su prezidentu pakankamai ilgai. Aš jam pasakiau, kad šitą sezoną mes turim baigti ir turim baigti kaip galima su iškelta galva, geriau. Ir kad prezidentas turėtų ieškoti kito žmogaus, mano poziciją. Nes klubui reikia pokyčių. Ir galbūt reikia naujų idėjų, naujų žmonių. Tai tokia dabar yra situacija, bet kokiu atveju sezonas yra nebaigtas. Sezonas tik tai tęsiasi ir mūsų kaip klubo yra garbės reikalas garbingai užbaigti šitą sezoną. Aš labai džiaugiuosi, kad prie mūsų prisijungs jaunimas, kuris turės šansą, kuris, aš manau, treneris duos šansą jiems ne tik tai treniruotis, bet ir rungtynėse žaisti, būti tarp vyrų. Ir kad tas jaunimas, kuris šiandien prie mūsų pasijungs, jis turės tikslą žaisti ne kitoj komandoj, o tik tai Lietuvos Rytui. Tai va. O prezidentas priėmė jūsų sprendimą? Ne, prezidentas sprendimo nepriėmė, sprendimas dar nepriimtas, bet galbūt šiai situacijai dabar ne pats pagrindinis dalykas. Kaip pasikartosiu, pats pagrindinis dalykas šitoje situacijoje yra susikoncentruoti kovoms dėl trečios vietos. Ar galima turbūt dėl tų amerikiečių, patys amerikiečiai teisinėsi, kad tik tai vakarieniavo ir panašiai, tai galbūt čia ne vienadienis atvejis, kad teko taip tokį sprendimą priimti? Labai gaila, kad fanai ir kad klubas tą sužinojo tik tai kelios valandos iki paskutinio rungtynių Panevėžyje. Tai jų, aišku, kiekvienas žmogus teisinasi ir bando ieškoti kažkokių pasiteisinimų. Mes turime neginčiamą įrodymą ir tie įrodymai yra nusiųsti agentams ir jiems patiems. Kol kas atsakymo iš negavom. Vakar turėjau pokalbį su Tayloru Brown. Kalbam su agentais, yra teisiniai dalykai. Todėl nenorėčiau labai per daug komentuoti, kad to nepakenkti situacijai. Kaip patys krepšininkai reagavo, ar buvo iš jų pusės nepasitenkinimas didelis dėl atleidimo? Kurie krepšininkai? Amerikiečiai? Jo. Tai jūs žinote, kad jie turi savo versiją ir dabar, manau, nėra tas laikas kalbėti ir su jais diskutuoti, kuri versija yra tenai gera. Tiesiog yra faktas, mes žinome faktus ir tai viskas. Ar matot įpėdinį į savo vietą? Aš dabar sakau, dabar ne pagrindinis dalykas yra mano vieta. Dabar pagrindinis dalykas yra klubo situacija ir kova dėl trečios vietos. Kokių savo klaidų galbūt įžvelgiat darbe, nes buvo kalbėta žaidėjus, trenerius? Donatai, klausyk. Pakalbėsime apie tai po sezono, dabar yra koncentracija trečioje vietoje. Aš manau, šitą temą dėl manęs pabaigiant ir kalbam dabar. Kurie žmonės Lietuvos Ryto organizacijai priima galutinius sprendimus? Vėl kalbam dabar ne apie tai, kas priima sprendimą, kas nepriima, kalbam dabar apie situaciją.
ir kaip toliau iš jas išeiti. Pasibaigs sezonas, tada galėsime pakalbėti, gerai? Drew Gordonas lyg ir pirmojo sezono prieš irgi turėjo tam tikrų drausmės problemų, ar tada galbūt buvo kažkaip nuolaidžiaujama, tikimasi, kad jis pasitaisys, kodėl tik dabar? Buvo pokalbiai ir ne vienas, ir ne du, ir buvo įspėjimai, ir buvo labai nuoširdus pokalbiai, ir buvo jo atsiprašymai prieš komandą visą. Ir tai buvo. Tai Drew Gordonas nėra atleistas? Su Drew Gordonu mes turim kitiems metams kontraktą, jisai važiuoja gydytis. Tai tokia situacija. Tai jis grįžta? Yra tam tikros išėjimas tiek iš klubo, tiek iš žaidėjo pusės pasirodo. Tai ačiū.